Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį Kūrybiškumo centre Pragiedruliai vyksta teminės drabužių mainytuvės. Panevėžyje ir visoje Lietuvoje populiarėjančios iniciatyvos skatina atsakingą vartojimą. Kiekvieną mėnesio pirmą šeštadienį susirenka žmonės. Mes paskelbėm iš anksto temą, tai pavyzdžiui, tarkim, rugsėjo 1 ir jinai skirta vaikam. Tai tėveliai nešasi vaikų atrinktus daiktus, kur vaikam negaila tų daiktų ir keičiasi būtent penalais, kuprinėm, rūbais. Tai vaikam tai dvigubas džiaugsmas iš viso dovanoti ir atiduoti ir taipogi kažkokį pasimti naują daiktą. Tai kiekvienos mainytuvės turi ir temą, ir laikotarpį, tarkim, užgavėnės. Tai užgavėnių tematika, kalbam apie archaiškus kailius, ragus ir nagus, žodžiu. Tai ir mainytuvės tokias su kailiais ir paltais ir megztiniais įvairiais. Tai pagal sezoniškumą ir pagal tematiškumą, kas aktualu. Balandžio 1 šeštadienį vykusių mainytuvių metu dalyviai taip pat turėjo galimybę atnaujinti savo atsineštą drabužį ant jo tapant. Mainytuvių tikslas tai skatinti bendruomeniškumą, kad žmonės susiburtų, turėtų puikų ir gerą laiką, besikeičiant, bedovanojant daiktus, atrandant seną naujai. Aplinkosaugos specialistė Roberta Deveikytė pastebi, dėvėti drabužiai dažnai pasižymi geresnė kokybė nei greitosios mados gaminiai, o juos įsigyjant prisidedama prie tvaresnio vartojimo, mažinant naujų drabužių gamybos poreikį ir tekstilės atliekų kiekį. Tvarumo žodis tai turėtų būti atsakingas vartojimas. Perku kokybišką daiktą ir jį naudoju tol, kol jis atlieka savo funkcijas. Jeigu jisai man morališkai atsibodęs, tai atnaujinu, pakeičiu gal kažkaip dizainą, galų gale dalinuosi su kitais, atiduodu atidavitas, į atidavimo stoteles tam, kad galėtų kiti žmonės pasiimti, jeigu jiems yra reikalingas tas daiktas. Jeigu tas daiktas, pavyzdžiui, reikalingas yra 1-2 kartus panaudoti per metus, tai pirkti naują daiktą ir apsistatyti namus, tai irgi yra nei ekonomijos, nei ekologijos ir dar namai apstatyti daiktai. Tendencija rinktis dėvėtus daiktus įgauna pagreitį, o tai rodo visuomenės požiūrio pokyčius. Dėvėtas drabužis nebėra nepritekliaus požymis, o sąmoningo vartojimo ir unikalaus stiliaus išraiška. Dažnu atveju, norėdami turėti naują daiktą, mes perkame pigesnius, tai reiškia mažiau kokybiškus ir juos ne visą laikotarpį galim produktyviai išnaudoti. Pavyzdžiui, nusiperkam batus, atrodo pigesnius, bet žiūrėk, viso sezono su jais neišvaikščiojam. O jeigu nusipirktume odinius kokybiškus batus, sumokam daugiau, bet išvaikštom kelis metus. Vietoj pigių greit susidėvinčių rūbų ar daiktų aplinkosaugos specialistė patarė rinktis brangesnius, tačiau kokybiškus. Vengti besaikį vartojimą skatinančių, tačiau sparčiai populiarėjančių apsipirkimo platformų iš Azijos. Yra tos platformos iš Azijos, kur Temu, Šeinas, kur mes irgi galim už kelis eurus nusipirkti daug dalykų, bet pagalvokime, koks yra kelias, kol iki mūsų atkeliauja. Tai jeigu mes už kelis eurus, tai kokiam sąlygom žmonės dirba, jeigu taip pigiai yra daiktas padaromas, dažnu atveju yra vaikų išnaudojimas, vaikai yra verčiami, ne tai, kad verčiami, tiesiog dėl skurdo vaikai irgi eina dirbti ir ne į mokyklą eina, o eina dirbti, kad į šeimą neštų kažkokias tai pajamas, kad šeima galėtų išgyventi. Ir ta visa kelionė, kiek tos pakuotės būna pripakuota, kiek skrydžių, lėktuvų ir tiesiog sąmoningai pagalvoti, kad jeigu aš vilkiu suknelę, kuri 5 eurus kainavo, tai per kokias rankas jinai perėjo, kokiomis sąlygomis jinai buvo siūta. Vienas iš Pragiedruliuose vykstančių mainytuvių tikslų – kovoti prieš pasaulyje įsivyravusią greitąją madą. Net sustojus dar dabar gaminti greitąją madą, mes galėtume apsirinkti turbūt 100 ir 200 metų į priekį. Mes dėja sustabdyti greitosios mados nesame pajėgus, bet kažkiek pristabdyti arba bent jau sąmoningai neskatinti tiek to vartojiškumo su ta greitąja mada. Kitą kartą dėvėtų rūbų parduotuvėse rūbai yra kokybiškesni, net ne kitą, o dažnu atveju, nes greitoji mada yra paremta ant to, kad
sintetinis pluoštas, kuris nėra net perdirbamas, jeigu labiau įsigilintume į tą, kad mums net nėra patogu nešioti, nes ir prakaituojame daugiau su sintetiniu pluoštu, kelis kartus įskalbėme ir jisai jau nebenešiojamas yra rūbas. Ir po to cirkuliuoja ta greitoji mada tam, kad mes netgi išmetam daiktus, kurių pigiai nusipirkusios. Išmetam rūbus, kurių niekados neapsivelkam. Ir galų gale, jeigu ir metam į tekstilės konteinerius, gali būti, jeigu medvilnė, tai galbūt panaudos skudurams, valymui, bet didžioji dalis dar yra atrenkama ir keliauja kaip labdara į Azijos, į Afrikos šalis ir ten irgi didžiuliai kalnai, sąvartynai susidaro tos tekstilės atliekų. Sudalyvauti Pragiedruliuose vykstančiose mainytuvėse galima kiekvieno mėnesio 1 šeštadienį. Daugiau informacijos galima rasti Kūrybiškumo centro Facebook paskyroje.